Jo. Normalus. Čia, bet matai pakrybus. Nebaisus Tomai? Ne. Kažkaip tai nestabiliai jaučiuosi, kaip tai pakrypia, kažkaip tai jaučiasi, kad kreiva čia. Geras, geras, liuks. Liuks. Pakryp. Nuokrypis. Aš buvau kaip skrusdėliu. Bet ten kiti objektai du. Šventos trejybės. Nu ką, atėjo metas atsisveikinti su Pizos miestu ir švenčiausia trejybė. Ką galim pasakyti, ne? Nu, labai gaila, kad teks palikti šitą miestelį, bet jau reikia. Reikia judėti toliau. Per Italiją. Dar pusė Italijos laukia. Tai va, žodžiu. Buvom šiandien bokštelį, bet tame ir vietėme. Jo, ten jo. Viską ten apėjom, viską. Viską. Tai ką, iki Piza? Jo, viso. Tokie miestukai prie jūros, tai bet kurį dabar... Dėliukai, ne? Ligūrijos žemė. Milano. Čia mes dabar per snuką, labai aukštas. Labai aukštas. Ne, čia nėra jokios upės, tiesiog skalbis Taip, bet labai aukštai vis. Nežinau, kiek poro šimtų metrų praėjo. Portofino yra prie pat... Kur randamės? Ligūrijos jūroje. Paplūdimys. Kaip čia miestelis čia buvo? Sestri Levantė. Žemėlapis, sakau, kad čia. Na. Čia koks akvaplaningas eina našis. Su padangom. Tai kur nakvosim šiandien? Veronoje. Ką? Romeo Džiuljetos mieste. Pagal planą. Gerai? Milano. Man tai užpychau, man tai čia sukėsiu. Tai atvažiuotumėm čia kaip nors. Kiek mes jau čia buvom, man atrodo. Jo, va šitą aš mašiną atsivedžiuoju. Dabar vėl, blėt, negalėsi važiuoti. Ką, mes esame Milane dabar. Nu? Čia yra viena žymiausių vietų, va, šita vadinasi galerija Vitorija Emanuelė. Šitą? Jo, žinai, viskas po šitą. Čia labai peršamas, viskas suderinčia senovė, tipo su naujom technologijom, stikliniais stogai, žinai. Niekada nelyja, čia parduotuvės prestižiškiausios visam Milane ir ne tik. Prada, Gucci, Armani. Gal ką nors Prado? Tai Albutovai, ne? Fantastika. McDonald's juodas, ne? Nekaip. Aha. Vienintelis pasaulyje to. Pažiūrim McDonald's kainą, ne? Va, esam prie Milano katedros.
mes atėjom, ai neblo. Tai. Va, kur bus, yra. Ai, va, ten, va. Domu ten. Aha. Filmuoji? Jo. Молодец. Piazza Cordusio, Milane. Jo, pasakiška. O, tramvajai važinėja visokie. Karališkas stadionas San Siro, Milan. Jo, žiauriai didelis. Aš net nemoku apsakyti, kokio dydžio jis yra. O žmogus, matys kalnuoti, pagal jį galima spręsti, kokia kolona dydžia, ne? Žiauriai didelis, Čia žiauriai. automobiliai gali važiuoti į vidų, į stadioną. Gate 15. Gate 14. Kaip Be komentarų. šakutės, ne? Jo. Stadionas. Nerealus. Tokio didelio nematęs gyvenime. 800 tūkstančių vietų. jei neklystu. 8 tūkstančių, daugiau net. Gal net daugiau. Čia Europos vienas iš didžiausių, ar ne? Reiškia, duokim pilną vaizdelį. Čia tų įleidimų vartų kokių 15. O tak vat. Čia stovėjimo aikštelės mašinų. Vienas didžiausių stadionų pasaulyje. Va, aišku, vasarą futbolas nevyksta. Pertrauka. Koks įdomus užrašai. Dixbojo kampioniai. Monkeys Inter. Milan. DA Ultras. Dixboja Atsab. Toksai va, legendinis stadionas, ne? Ten suvirsta sena žolė, vėja. Ai, užtektų, atsiprašau. Va, pavyzdžiui. Nu ir kur randamės, papasakok. Čia, kur yra? Nu, esame Venecijoje, Fondamenta Lombardo gatvėje. Jo, pasakyk, kanalas, Ai, gatvės sau. kaip ir nėra. Visur vagatelės, tokios sauri kanalėliai. Ir nesmirda. Šiam mieste nėra. Ir nieks čia nesmirda, kad... Ir nesmirda, nesąmonė. Normaliai viskas yra. Tai va, linkėjimų iš Venecijos, ne? Jo. O va, kokias judėjimas vyksta, ne? Grande kanale. O kur kanalas, kuris per visą Veneciją eina šiltai ir o po to jis išpilūkis ir išjudėti iš kanalėlį. Kur žmonės jau gyvena ir taip toliau. Geras, geras. Gražu? Gražu. Mašinų praktiškai nėra. Jo, tik autikai va čia yra, va čia autikai. O tai nėra. Taksi. Taksi valtis nuplaukė. Plaukiam Veneciją, laivu. Iš Venecijos. Iš Venecijos. Venecija va čia? Jo. Blogai. Jo. Gaila. O bet tenka. O, koks tai atsiveria kanalo.
plaukiam, ne?